Klaipėdoje pradėtas statyti onkologijos centras. Jame bus rūpinamasi vėžiu sergančių žmonių ir jų artimųjų dvasinė stiprybė. Jisai teiks socialinę, psichologinę ir dvasinę paramą. Kaip jau iš paties pavadinimo Švento Pranciškaus, to onkologijos centro globėjai yra pranciškonai. Ir onkologijos centras, kuo jisai siejasi į kitus, tai nėra vien Klaipėdos. Tai bus priimami ligonis ir jų artimieji gaus ir psichologinę paramą iš visos Lietuvos. Onkologijos centro vadovė sako, prieš 12 metų pati susidūrusi su klastinga liga, todėl puikiai suprantanti žmonės sergančius vėžiu. Vienintelio tokio Lietuvoje onkologijos centro pirmasis korpusas duris turėtų atverti jau šį rudenį. Pradėję statyti informacijos ir meno terapijos centrą, onkologijos centro pirmą korpusą, ir rudenį jau atversim duris ir pradėsim statyti antrąjį korpusą, kurį atidarysim po 2 metų. Ir ten turėsim 16 kambarių, kuriuose galės apsistoti po 2 žmonės, tai galės ir iš Šiaulių atvažiuoti žmonės su savo ligoniu, su savo artimuoju, atsigauti, pailsėti. Deja, naujojo centro statyboms trūksta lėšų. Kad projektas būtų įgyvendintas, reikia surinkti nemažai pinigų. Nutarta pagalbos prašyti visų šalies gyventojų. Mes taip pat rengiam projektus ES struktūriniam fondam ir šitam pirmajam korpusui gavo 1 200 000, o pastatyti pastatą reikia 1 700 000. Tai mums trūksta dabar, reikia prisidėti, nes ten gavom tokius likučius. Dar daugiau kaip 500 000, bet taip sėkmingai atrodo renkame ir kiekviena auka yra be galo brangi ir be galo reikalinga. Prie Vilties namų statybų sutiko prisidėti 8 Šiaulių apskrities ugdymo įstaigos. Surengta labdaros akcija. Mokyklų bendruomenės buvo raginamos įsigyti po 5 litus kainuojančių simbolinių plytų. Onkologijos centroje atiduosim viltį ir tą dovaną, kurią mes įdėjome tuos pinigėlius, į tą auką, kad pasveiktų, kad visi sergantis turėtų tą viltį, vilties namus, nes iš tikro kartais, kaip žinom, būna stebuklų ir pagydo ne medikamentai, o noras, palaikymas, užuojauta, supratimas. Ir aš labai tikiuosi, kad mūsų Romuvos gimnazija į tą mūsų plytą, į tą onkologijos centro sieną įdės su viltimi, su noru pasveikti, su tikėjimu, kad galima pasveikti. Prie labdaros akcijos prisijungusi Romuvos gimnazija nupirko keliasdešimt plytų. Vilties namų statybas palaiko ir Juventos, Ragainės, Gegužių progimnazijos, Dubijos pagrindinės Santarvės vidurinė mokyklos, Meškuičių ir Gruzdžių gimnazijos. Kai kurių mokyklų bendruomenės onkologijos centrui padovanojo net po kelis šimtus plytų. Aina Valčiukaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios.